klausimas buvo, kodėl nedirbam vieningai. Tai kad išsiskiria, tai kaip gali vieningai dirbti, kai vieni nori vogti, o kiti Lietuvą kurti? Pone Modestai, Skersy, jūsų. Žinokit, kalba žmogus ir giriasi, kad pakėlė iki 2%, nuo 1,68 iki 2, o po to buvo pakelta nuo 2 iki 3,25, kaip yra dabar. Nu, tai nežinau. Kitas dalykas, kodėl nesam vieningi, nes mąstymas skiriasi žmonių. Ir čia kai kur nieko nepadarysi. Kai kur žmonės tiesiog nori daryti taip, kaip jie nori daryti, net jeigu tai ir neveikia. Pavyzdžiui, variantas. Vaiko pinigai. Labai smagu gauti pinigų už tai, kad augini vaiką. Bet jeigu duosi daugiau pinigų tėvams, jie jums atgal neduos daugiau vaikų. Tėvai nėra parduotuvės. Taip, jos reikia remti, jos reikia palaikyti. Bet tai nėra taip paprasta. Tokie dalykai gimstamumo Lietuvoje nepadidins. O kai kurie jums sakys, tai labai lengvai sprendžiama. Ne, tai nėra sprendžiama. Tai nepadeda ir tai yra pamatyta jau visam pasaulyje. Ačiū Jums, pone Kazy Kuneiki.